Žalgirio Sabonio krepšinio centro ekipa tęsia pasirodymą nacionalinėje krepšinio lygoje. Antrosiuose ketvirtfinalio rungtynėse žalgiriečiai namuose 75-69 įveikė Marijampolės Sūduvos ekipą ir išlygino serijos rezultatą 1-1. Svečiai užtikrintai laimėjo pirmasis rungtynes, Kaune turėjo paplušėti. Nors Jogaila dėjimų pradėjo rungtynes, po to jaunieji žalgiriečiai 4 minutės nesugebėjo pelnyti taškų. Tuo pasinaudoję svečiai po Kuklieriaus ir Kalvelio taškų ir atkarpos 9-0 nutolo. Vis dėlto, po pirmų 10 minučių kauniečiai atsilikinėjo tik 6 taškų skirtumu. Antrąjį kėlinį aikštelės šeimininkai pradėjo ypač galingai. Kariniauskas 2 kartus pataikė iš toli, Jogaila iš vidutinio nuotolio ir Žalgiris jau pirmavo 22-20. Svečiai neketina nuleisti rankų ir užvirė kietą kovą. Komandos keitėsi tiek sėkmingomis atakomis, tiek ir klaidomis. Kėlinio pabaigą vainikavo labai tolimas Vaido Kariniausko metimas nuo pusės aikštės. Po pirmos rungtynių pusės žalgiriečiai pirmavo 38-32. Po didžiosios pertraukos svečiai priartėjo 40-38, tačiau Jakštas ir Grigonis bei leido aikštelės šeimininkams atitolti. Marijampolės Sūduvos krepšininkai dažnai apeliuodavo į rungtynių arbitrus, tačiau jų švilpukai tylėjo. Tuo pasinaudoję žalgiriečiai po 3 kėlinių atstatė turėtą persvarą. Paskutiniajame ketvirtyje žalgiriečiai vienu metu turėjo 10 taškų persvarą 59-49, tačiau antroje kėlinio pusėje svečiai spurtavo ir priartėjo 68-64. Paskutinės kėlinio minutės užsitęsė, pražangomis bandė sumažinti skirtumą, suvalkiečiai nieko nepešė. Žalgirio ekipa taikliai realizavo baudų metimus, kurie leido iškovoti pergalę ir išlyginti ketvirtfinalio serijos rezultatą. Labai kovojom gerai, visi treneriai po ilgosios pertraukos sakė, kad viskas gerai, laikomės taip pačiai ir žaidžiam ir viskas bus gerai. Taip ir gavos. Bėgom, stengiamės ir laimėm. Kas būtent lėmė pergalę šios dienos rungtynėse? Kovingumas, galvoju. Jaunystė, jie senesnėje jau pavargo, mes turėjom 5 varžybas per 10 dienų. Jie turėjo tik 2, bet mes vis tiek stengiamės, kovojam ir rezultatas. Žinojom, kad žaidžiam paskutinės varžybas šitoj salėj, nesvarbu ar laimim ar pralaimim. Šiaip norėjom gerai susikauti ir džiaugiamės, kad pavyko laimėti. Šiaip tikrai buvo sunku, bet kaip ir vaikinams sakiau, kas dirbo, kas stengiasi, taip tem ir šiandien gal ir laimėm. Kelis momentus šypsojosi, kur įmetėm tokius metimus tikrai iš sunkių padėčių, bet kas dirba, tiem ir sekasi. Kas būtent lėmė pergalę, jūsų nuomonė? Nuomonė, širdis visi atidavė, kas galėjo gynyboje ir kaip mes Marijampolėje praleidom virš 100 taškų, čia šiandien 70 nepraleidom, taip tas nuo gynybos ir tas ir lėmė gera gynyba. Kiekvienas atidavė, ką galėjo, visą save. Rezultatyviausiai Kauno ekipoje rungtyniavo Vaidas Kariniauskas, pelnęs 24 taškus. Marijampolės ekipoje išsiskyrė Žilvinas Kuklierius, kurio sąskaitoje 23 taškai.